Sveiki draugužiai iš Erbilio, Irako Kurdistano. Šiuo metu mes esam, kaip vietinė vadina, garaže. Tai čia yra tokia vietelė, kur tiesiog pilna yra taksi, kurie važiuoja skirtingus į miestus. Eisime, mes pamėgysim susirasti taksą. Ta taksa beje dalinasi keletą žmonių, tiesiog tą sumą pasidalinam. Mes varysim į tokį miestą Akra, kažkas tokio, Akra arba Akrai, visai jos vadina. Einam, pasiklausinėsim. Akra. Ok. Akra. Ok. Sorry? Ne, Akra. Akra. Ok, spas. Nu, žmonės padeda, parodo. Akra. Akra. Spas. Spas. Ok, nice to meet you. Sit down. Okay. Hello. Nu va, turim draugų. Akra. Okay. Matot, visi šitie taksai išvažiuoja tada, kai jie prisipildo žmonių, tai matomai jums trūksta šitiek dar žmonių, tai tenka palaukti. Tai palauksim. Nu tai, įsėdom mes į taksą, kažkaip neužsipildė jisai, tai mane vieną vežo. 10 eurų sumokėjau, žiūrėsim, kai šiek gausis. Naft, čia? Okay. غنزة بريدك من الأولى له عربة چه؟ بريد چه بريد هم قبوينه؟ أو زيازة نازل ميسيا انت ما عدت عربة؟ أو كرة كل قلت قصي لقاك ما براجع لكن برادر يعني قصي لقاك كاك الو بلي سيدي يفرحنا عاولنا روية دوية برو إيه ما في سفورة هني برو دا استروج برو حتى ديها جو مرش زامرش Nu ką, atvykom į naują miestą Kurdistane, Irako Kurdistane. Atvykom į Akra. Ok, spas. Mūsų taksistas bėgo, kuris mumis atvežė. Jo, tai istorija tokia buvo, kad, kaip ir minėjau, reikia palauk, kol užsipildys taksas, tik tada kažkur tais jis važiuos. Bet šį kartą gavosi taip, kad paprasčiausiai nieks neatėjo, aš žiūrėk sumokėjau dvigubą sumą už 2 žmonės ir mane nuvežė. Nu, ten dar paėmė šiek tiek tų kažkokių prekių, žmonėms nuvežė, tai tiesiog vis tiek turėjo kažkur važiuoti, tai to pačiu mane paėmė. Na, o dabar mes, nežinau, pažiūrėkim, kur mes čia atvykom, nežinau, gražus miestas atrodo. Nu, tai bevažiuojant, tikrai buvo tokių momentų, kai šiek tiek buvo nejauku. Einam, ten pažiūrėsim, kas yra. كردستان نفت نية خورا نية غوزنا يعني نشم بجنوان Yes. دوي كوماغو Nežinau, ką pasakė man, bet kokiu atveju. Tai šitas miestas, man atrodo, skaitosi vienas seniausių miestų Kurdistano regione. Nežinau, pažiūrėsim. Čia atėjau, supratau, kad čia realiai vien tik gyvenamieji namai. Bet žiūriu, va ten. Gal ten galima įsilipti, gal vaizdas tas koks atsivers. Ėjom ten. Visą laiką pravau mašinoj. Ten su oro kondicionieriu buvo, dabar aš išėjau į lauką. Tiesiog kaip karšta.
Okay, šai. Arbatas gausim. Sorry? Okay. Vienas vyras mane apšaukė, o kitas arbatą jau siūlo. So, what can I see here in Accra? I just arrived. Where do I go? There? What to see? I can go there? Oh. It's very hard. No, very hard. Mano nauji draugai. Hello. Vyručiai, visiškai random, net nežinau, nuo ko pradėti. Prisėdau ten atsigerti arbatos ir atėjo 3 ar 4 žmonės su kamera ir pradėjom šnekėti. Pasirodo, kad ten kažkoksai žmogus, kuris veda savo podcastą Kurdistane. Ir jis yra buvęs karo žurnalistas, kuris yra buvęs iš Somalijoje, ten ir Ugandoje, visur. Ir jis mane pakvietė į podcastą. Sakė, parveš mane po to atgal į Erbilį, o rytoj eisim podcastint. Sakė, kad papasakočiau šiek tiek apie Lietuvą, apie savo keliones. Ta prasme, aš nežinau, ką reikėtų pasakoti, bet pamėginsim. O dabar nusprendžiau, kad mes lipsim į kalną. Bet susišnekėjau ir pamiršau, kad mums reikia nusipirkti daugiau vandens. Nes mes numirsim, jeigu ten toliau lipsim. Nu ką, pradėjom kelionę iš naujo tą kalną. Kažkur va ten lipsim. Mėginam. Laukia 40 laipsnių. Manau, pats tas metas fiziškai pasportuoti, lipant į kalną. Turiu kažkur 2 litrus vandens. Ne, palaukit. Nežinau, kiek turiu. Gal 1,5 litro visgi. Išgyvensim. Bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore volante. Nesupratau, ką parašė. Žiūrėk, jau aukščiau užlipam. Tai va, nežinau, į kurį čia mes kalną lipam. Tikriausiai tą. Jau padusau, žinokit, baisiai, nedaug tą užlipam. Gan statu. Tikiuosi, mes šiandien einam per kažkieną privačią nuosavybę. Bet gal kaip nors. Arkliukas. O kur man ei dabar? Gal ten? Čia takas eina. Tikriausiai čia. Tai gal visgi tą kalną lipsim. Nu, įdomiai. Oho. Kur mes čia atėjom? Čia, manau, geresnis vaizdas negu nuo tos kalvos. Bet galbūt čia nereikėtų mums būti. Nesinori čia pykti su irakiečiais. Mėginau į toliau. Čia kakučių yra. Tai žiūrėk, kur dedam kojas. Primena vietą, kur galėčiau pradingti ir niekados nebūt surastas. Ai, nes šnekėt sunku, kiek karšta. Klausimas, aš čia labai stabilų, kažkoks smėlis. Neatrodo čia kaip normalus kelias į tą kalną. Gal tiesiog vamzdžiams nutiesti buvo padarytas kažkoks takelis. Kažkokios kokios minos nebus čia. Nu ir turistaujame čia. Kur mes čia esam? Nu bet, skarbonkių yra. Tai žmonės gyvena kažkaip baltą, kažkaip kreidą. Ok. Ta kelias nuvedė mus čia.
Tai kur mes va galime eit? Galime eit, man atrodo, ten. Arba... Vėliai žino. Gal net nėra galimybės užlipti tą kalną, gal parodžiau. Ir tiesiog, kai sakė, kad čia galim lipti, nes man pasakė, kad čia galim lipti, gal pagalvoju, kad tiesiog, kiek įmanoma aukščiau. Nes kopti akmenimis aš čia nenoriu. Aš manau, kad bus takelis kažkoks, bent jau išmindžiotas. Nelabai matau kelią jokį. Kur mes čia galime eiti? Man to čia buvo nesusipratimas. Pažiūrėjau Google Mapsuose. Yra, rodo, kad šitas kopimo vieta kelio. Visi eina tik iki čia. Vis ten realiai tai kelias eina į apačią jau. Į ten kažkur nueisim. Blemba. Iš esmės gal ir gerai. Nežinau, būčiau užlipęs. Blemba. Eilinis iki. Raimono vlogas ir vėl nesąmonės. Vėl nesąmonės. Nieko negalim. Einam, nežinau, į miestą kažką paveikti. Šiandien vaikštum, nežinia kur. Kartais pamirštu, kad blemba, aš esu Irake. Ta prasme, biškai reikia saugiau šiek tiek. Nors pagrobimo atveju, matos, jau 4 metų kaip nebuvo jokių. Kol kas. Visada galima būti pirmiems. Nusileidom į apačią, kažkur kitur išlindom. Varom gal tada prie tos vietos, kur matėm iš viršaus, kur, pritaikyta jau žmonėms prieiti. Tai tas Sari Geri, ten varom. Tada nežinau, žiūrėsim, ką čia veikti. Beje, va, šitą grupę žmonių, su kuriais turėsim podcastą. Hei. Tai va, mes varysim rytoj pas juos. Žiūrėkit, va, daro jau kažkokią tai cinematografiją visą. Varysim pas juos vėliau. Kažką pašnekėsim apie lietuvėlę mūsų. Sorry, jeigu aš visiškai minčių neina man sureksi sakinį. Žiauri per smegenis mušu tas karštis. Eik, tu savo kaip čia statu. Nežinau, ar matot kamerose, bet yra Kurdistano vėliavos kalnuose. O ten toliau iš viso kažkokia nuotrauka. Tai jeigu kažkas jos ten tą nuotrauką padėjo, o vėliavas nupiešė, šias yra galimybė ten kažkaip nueiti. Bet nesuprantu kur. Matos, šiaip eina ten, mes o ten buvom. Nemačiau tą kelio. Iš esu tingiau lipti, dėl to labai taip ir stipriai neieškau to kelio. Ne, bet šiaip iš esu nemačiau tą kelio. Eit savo. Jūs užgesinkit tą saulę, ką? Lietus, kaip karšta. Eik savo, pažiūrėk, kokie mes aukštyje. Ai, kaip skauda kojytės man. Na ir ką dabar? Kaip ir atėjom. Vaizdas iš tiesų neblogas. Aš nelabai suprantu, ką pačiam mieste veikti. Vien tik vienamieji namai atrodo čia. Nelabai suprantu. Net turgaus nėra. Bet jau nematau. Miestas, kaimas gal labiau, ką žinau. Miestelis. O, čia galima matyti, kaip kita pusė atrodos. Neturiu idėjos, kur eiti. Visgi čia ne Barcelona, čia ne turistinis miestas kažkoks. Pažiūrėjau temperatūrą, tai šiuo metu yra 38 laipsniai. Tai šiek tiek geriau negu Erbilyje. Erbilyje kem 2. 4 laipsniais mažiau. Ką žinau, einam į apačią, einam ieškoti veiklos kažkokios, nes čia... Na šiaip, okei. Šiaip gražu. Gražu. Sakykit, ką nori. Nu ką, nulipom. Tikriausiai išdeginau visas kalorijas, kurias gavau valgydamas pusryčius. Jūs nematėt ten tiesiog.
menki pusėčiai, bandeliuką tokį suvalgiau ir viskas. Tai noris jau kažko užkasti. Bet noris ir kažką pamatyti, nežinau. Čia vaikštom, galbūt čia tiesiog tas faktas, kad čia labai senas miestas. Tas yra traukos objektas. Kažko va tokio super duper nelabai matau. Net nematau kažkokio tai, tarkim, suvenyrų parduotuvės, dar kažko tais nelabai. Žiūrėk, koks šio vaizdas atsiveria, neblogas. Mečetę turim. Va ten. Ir namai visokiausi tai. Nu, gražu, gražu. Gal paliest? Gal paliest? Aš nežinau, kur aš einu, čia nieko nėra šitam mieste. Net mašinų nėra. Nu, vat būna kelionės ir taip. Švarai kažkur daugiau nei valandą važiuoju, matau, gal 2 valandas važiavau. Nu, absoliučiai nieko nėra ką vykti čia. Neslėpsiu, toks tai yra dalis keliavimo, kartais taip nutinka. Nu, nepataikai, kažkur net ten atvariau. Nelabai įdomu. Kas ten? Meno institutas Akros. Akres ar Akros? Nes Akra jau būtų Gano sostinė, ne? Akra, jo. Tai spėju Akre, lietuviškai. Bet uždaryta ten. Nu, žiūrėkit, kažkur ateinam. Turim Nutella matomai ten buvo ta raidė, nusimušė. O, žiūrėkit, turgus. Ar šiandien mūsų sėkmingoji diena kažkur pagaliau atėjo. Eisiu savo, visą valandą tiesiog pelė kur vaikštau. Žiūrėkit, nuo saulės pasislėpt galim šiek tiek. Švien kepurės. O kai man reikėjo kepurės ir bilę nusipirkti, tai vos radau. Hello! Hello! Nice to meet you guys. Realiai vien kepurėse pardavinėja tiek turgaus. Bet aš čia miražas, man jau smegenys nedirba, bet aš girdžiu vandenį. Oi, kiek daug šiukšlių. Kur tas vanduo? Net nematau. Pirmą kartą matau, kad šortus pardavinėtų. Kur mes atėjo? Kažkokia tai jau, gal čia maudytis, bet kur čia maudytis būtų galima? Bent kažkokius upelis, gal ką žinau. Eina, pažiūrėsim. Nu, vis ir žmonių pagaliau yra. Eik, tu sako, kaip čia gera. Ar čia oro kondicionieriai kažkur privaryti, ar kas, bet čia viesų yra. Prie įėjimo sako, kad mokamas įėjimas. Nu vis rodo, kad money. Kažkas iš šono paklausė, tipo, kiek žmonių, sakau, nu aš vienas. Tada sako, eik. Tai čia matomai netgi mokamas įėjimas. Aš nežinau. Kažkoks pramogų centras. Neman. Lego laimėt. Tiesiog, šiek tiek noriu pasibūti čia, nes nu jau fiziškai tikrai prastai jaučiuosi dėl to karščio. Pramušė šiandieną mane. Žiūrėk, kaip čia gražu. Man atrodo, kad čia yra ta vieta, kur sako, reikia atvykti. Kažkur net ten buvau nuklydęs. Žiūrėkit. O ten kriokly, žiūrėkit. Tai štai, kodėl čia šortus jau išpardavinėja. Ką ten maudosi žmonės gal? Ai, po jo palysti galim. Nu, aš nelysiu. Paskui permirkęs vaikščiosiu, kur čia? Ei, tai geras. Pasiėmiau va šaltos kavos. Biškai reik palisėti, eikų savo. Ir čia visi purškėsi, maudosi. Turėčiau kitus rūbus, lyčiau vėl aš, kad man reikės greitai važiuoti vėl su automobiliu. Nenoriu visas permirkęs šokti tą mašiną. Nu, fainiai, nes čia taip gaivų yra, nes tas
krioklys, tas vanduo iš viesos yra, mama net užkrenta. Tai čia tokį vėsumą padaro, eiti savo. Žiauriai gerai. Nu ką, pailsėjau. Žiūriu, ten laiptukai yra. Kam pažiūrėti, kas ten bus. Čia žiūrėk, kaip maldosi žmonės, kaip fainiai. Bet tai kokia atgaiva, jūs nesivaizduojat. Kaip čia fainiai, kaip gerai, kad visiškai random radau šitą vietą. Bet gražu. Bet iš kur tokioj dykumoj jūs matėt... Hello. Jūs matėt, kokia čia gamta, čia nulis žalios spalvos buvo visur, o čia pys turim krioklį, didžiulį. Viskas žalia čia. Žinai, oazė gal čia skaitos, ką žinau. A, ten nieko nėra, man atrodo. Ne šiaip jo. Kiek čia viskur yra. Tiesiog tas krioklys ir viskas. Ir visas turgus aplink tą krioklį ir padarytas. Hello guys. Spas. I can try? Yes. Okay. Paragaukim, ką čia turim. Kepurė reikia simti. O. Nazilish. Mano nauji Kurdistano draugai. Kurdistan friends. Yes. You're welcome. Spas. Where are you from? Lithuania. Europa. Ah, very good. Do you know Polonia? Polonia? Yes. Yeah, very close. Friends. Food is very good. You like it? Yeah, a lot. You know Latvia? Latvia? Yes. Latvia and Lithuania, brothers. Vasilio Tivioja. Okay, do you know Sweden? Yeah. Poland. You know, there's a sea. Yes, I know. And the other side of the sea, there's Lithuania. Veri vareva dopo parideve. Spas. Kretio. Žiauriai fainiai, labai skanu. Very tasty. Spas. I agree. بجيت بارزاني ناخذ طيبة دمبا. Yes. بجيت بارزاني. Stay. بجيت بارزاني. Paži bahani. It's very hard for me to say this. Nu, kurdai mane ką tik ir pamaitino, nemokamai pavalgiau, pašnekėjom ir už šitą nereikėjo mokėti nieko. Sako, imk, tiesiog. Turėjau mokėti čia kokį euriuką už šitą skaniestą. Šiek tiek kamerą purvina. Turėjau mokėti, bet sako, ai pasim nemokamai. Nu tai okei. Geras. Eik kokie draugiški žmonės. Žiūrim, ką čia mums davė tokį. Turkijoje irgi panašus yra skaniestai. Labai skanus. Dar ir nemokamai davė, iš viso. Pasako. Bet tai pažiūrėkit, kokiu keliu dabar mums tai grįžti. Eiktų savo. Kaip statu. Bet nieko. Pavalgiam, gavom šitiek jėgų. Nepasiduosim. Ta prasme. Net stulpai mane storu vadina jau. Beje, dar vienas smagus dalykas, ko nepaminėjau. Tai tie vyrukai, kurie pamaitino nemokamai, davė ir pistacijų man. Visą kišenę prisikroviau. Žiūrėjau šiaip skanios. Kitokios negu Lietuvoje, man atrodos. Jeigu tokios. Nežinau. Labai skanu. Bet mums reikia toliau eiti. Nu ką, grįžomės vėl į miestą. Reikia kažką pavalgyti. Čia kebabus radau kažkokius. Sakė, kad dar kebabas nėra paruoštas, dar žalias visas. Sakė, kokias 10-15 minučių ir bus iškepęs. Tai palauksim šiek tiek. Nu, žiūrėkit. Atėjo mūsų Akrės miesto
kebabas, švarma, kaip jie sakytų. Visą tai beje kainavo 90 centų. Tikriausiai. Taip, lygiai susitarėm. Tai ragaujam. Zavos geras. Žiūriai skanus kebabas. Mėsa tokia traški, faina. Tarsi ir traški, o viduje sultinga. Jaučias. Šviežu viskas. Va, galėjau sėti kokių naujų daržovių. Tai prisidėjau. Salotų, kopūstų ir svogūnų. Gerai bus. Gerai, aš pavalgau. Ir tada mano nauji draugai, podcasteriai, žurnalistai, kas ten tokie, net nežinau, manęs dabar laukia ir mes varysim atgal į Erbilį. Jeigu įdomu vidus. Ne taip kaip Lietuvoje, tad visko bereikia prikrauno. Čia gal kokybė aukščiau negu kiekybė. Nu ką, įveikėm tą savo kebabą. Tas salotas gal visą nieko, tik šiek tiek rūgščios. Nežinau, atrodo, bet kokią daržovę paimi šviežią ir jie belekiek citrinų rūgšties įmeta jas. Bet nieko, reikia įprasti. Šiaip jau, 90 centų kainavo. Labai skaniai buvo. Nu, dabar nežinau, laukiam savo draugų. Šiandien mes peitą kartą sutikom, tai galbūt šiandien mes vėl susitiksime. Žiūrėkit, mano nauji draugai, kur mane atvedė. Visas turgus šitą papildomas. Čia reikėjo per tokius mažas gatvykės vaikščiot, kad atrasti šitą vietą. Bet realiai, tas pats kaip visur. Kelnes. Visokiausiai tai rūbai. Nieko tokio wow, žinot, nėra. Tas pats kaip ir Erbilį. Koks šansas, kad mane pagrobs. Ir niekada nebebus surastas, ką. Bet atrodo, sakė. Draugiški žmonės neatrodo pavojingi. Su Toyota varys. Būtų ne taip kažkas, sakyčiau, gale, kad mane laikytų. Bet nežinau, ką jie filmuoja. Čia dirba profai, žinokit. Čia parodė įrangą, jie čia belie kiek visko turi. Tasa? Pasirodo, kad ten vaikas su avytėm, rožkom į kalną bando eiti ir nepaeina jam. Geras. Liebacanda? Sėzė mamsa. Kažkas vyksta. Eina filmuot kažką. Kaip tada tiesiog važiuojam. Kas čia vyksta? Hello. Svarainį nusipirkt norim. Liebacanda čiliuot? Kas reikia man tau, tai man tas turi vekselto. Liebacanda čiliuot. Kaip juokingai, tiesiog pamatė svarainius, jis sustoja, visi greitai išbėgo jas valgyt. Matau šią svarainį, nežinau. Bet žinokit, nėra taip, kad tipo, man kažką pasakotų, jie net nešvika su manim. Tiesiog atvažiavo, tarpusai kažką pasakė, sustoja, bėgo svarainius valgyt. Kur mes esam beje? Okay. Čia visai ne svarainiai, čia figos, bet iš toli panašu buvo, ką žinau. Nuragaujam. Do I eat this whole? Okay. With this? You can remove all with it. I already with it. Okay. Yeah. Oh, so good. Yeah. Yeah. Very sweet. Eitų visai nesvarainiai čia. Oh. Ir kokie skanus. Žiūrėk, koks vidus. O aš sakau svarainiai. Jis išnekėjo visiškai. Pažiūrėk, iki vidus atrodo. Labai gražiai. Very nice. Wow. Nežinau, ar esu valgęs tokių figų. How do I...
is different. Šitas labiau toksai traškus. Tas sėklos tokios yra dar traškesnės. Jeigu savo. Nežinau, čia aš keistas. Aš pirmą kartą tos valgau tokį dalyką. Žiūri skanu. Atvažiavome jų ofisą dabar. Pažiūrėsim, kaip atrodo jų ofisas trumpam, o paskui važiuosim namo. Nu tai, sveiki draugužiai. Šiek tiek sutamsėjo, ne? Vieną žodžių, nuvariau aš pas juos į studiją ir, nu, jie gražiai paprašė, kad nefilmuočiau. Tai tiesiog labai daug brangios įrangos, ta prasme, belekiek kompų, belekiek kamerų. Nesuprantu, kai nenori, kad galbūt kažkas netyčia pamatys, kad būtent tam name yra tiek daug visokiausių tai mandrų dalykų. Tai, nu, okei, nefilmavau. Tai pasišnekėjom ir tai bus podcastas. Apie ką šnekėsim? Nežinau. Bet jo, tai grįžau namo, šiek tiek pailsėjau ir galvoju, va, išlysiu 8 valandą į lauką. Ir pažiūrėkit, kiek žmonių dabar. Kai mes čia praeitą kartą buvom, tai mano pačiam pirmam video iš Irako, tai matėt, kad nelabai čia žmonių buvo. Pažiūrėkit, sutemo ir visi išlindo. Kiek žmonių daug. Tai dabar nežinau, eisim, pasivaikščiosim, pažiūrėsim, kas čia gero vyksta. Ką nors užkasim, nes šiaip realiai tik tą kebabą ir tą valgiau, kur matėt. Tai jo, varom, ką žinau, užtiek šnekėt, varom. Va kiek. Vyručių daug sėdi, užsiema vyriškais dalykais, šneka apie vyriškus dalykus. Nes jie yra tikri vyrai iš Erbilio. Bet rimtais, nei vienos moters nesėdi. Įdomiai. Žiūrėkit, taip įdomiai, šie žmonės nesusirenka savo prekių. Tiesiog užkloja ir palieka kitai dienai. Matomai, nieks neima tikriausiai nieko. Šiaip guminukai tai skaniai atrodo. Ne, mes jų Lietuvoje turim. Thank you. Čia visi tie daug turi energijos, visi visur laksto. Aš to užmigsiu, aš nesuprantu. Va, pusė 9 yra, aš įpratau eit miegoti 10 vakaro kažkur tais vietos. Radau gatvės burgerius Kurdistane. Čia būtų įdomu pamėginti, kaip jie supranta burgerius. Tai, nes jau visokius kebabus valgiam, visokius ten ant iešmo irgi valgiam, tai reikia pamėginti kažką naujo. Hello, boss. Hello. Can I get one burger? One burger, cheese or no cheese? Cheese, a lot of cheese. Okay. How much is one burger? 2,500. Okay, okay. Matom, užmetė sūrį. Pažiūrėjau, šiek tiek pakepina dar. Neblogai, įdomu kokios daržovės mes. Čia va yra salotų lapai, pomidorai, svogūnai. Nu, įprastas toks. Kaina €60. Sumetė daržovės man į bandelę jau. Padažų privarė. Beliko tik mėsą iškepti. Va ten. Tuoj bus. Mata, šitą irgi pakepins. Skaniai bus. Looks very good. Very good. Ja. O, kaip noriu valgyti. Kas gali nemėgti tiek daug bandelių, ką? Spas. Where can I eat? Over there? Sit. Okay, I gonna go there. Ant gatvės, kaip normalus žmogus. Atsisėsim. Nu, va, žiūrėkit, kaip atrodo burgeriukas mūsų. Nu, neblogai. O, palada, atsigerti reikėtų pasimti. Oi. Pepsi. O, turim Pepsi. Nu, gagajam Kurdistano burgerį. Nesu visas kamerai. Ne, nereik manęs matyti.
Žinokit, labai geras. Nu, burgeris tokia burgeris, bet skonis laisvai kaip restorane šiaip tais. Ui, kaip skaniai suvalgiau, bet neprisivalgiau. Tad tas mūsų kanalui negalioja, todėl eisim dar kažką paieškot valgyti. Tai jo, burgeris plus Pepsi kainavo, pasižiūrėjau, €90. Neblogai. Hai. O, žiūrėkit, kokią vietą radom. O, that's it? Ok. Ok. Tai man va, įdėjo falafelius ir įdėjo bulvytės, tada aš galiu įsidėti viso, ko aš noriu. Panašiai kaip buvom į praeitą kartą vieteliai. Tai aš to išjungsiu kamerą ir susimėsime. Nu va, susidėjom. Pasodino mane. Tik tais esmė tame, kad aš negaliu šito daikto valgyti su viena ranka. Tai aš nežinau, kaip man filmuoti reikės. Atrėmiau į sieną tą kamerą. Ir va, žiūrėkit šitą nesąmonę gigantišką, toj valgysim. Man šiaip falafeliai žiauriai patinka. Tai ragaujam. Tik nežinau, kaip valgyti, kad nieks neiškrisų. Čia bulvyčių man pridėjo į vidų. Falafeliai niekada negali būti blogai. Nežinau, nematėt, įsidėjau čili, jalapenų ten kažkokių. Tai skoniai. Nu ir įprastai, agurkų, pomidorų. O, žiūrėkit. Kiek bulvių, falafelis, daržovių galėjau siekti, kiek noriu. Dar kai kas. Čia da baklažanų yra, kepintų. Žiauriai gerai. Dėl aš tai pasakysiu, kiek visą tai kainavo, kai suvalgysiu, okei? Duokime dabar normaliai pavalgyti. Tai kaip manot, kiek kainavo tas tai man, aš nežinau, kaip pavadinti. Lietuvoje tikriausiai irgi kebabai vadintume. Viską mes kebabais vadino kažkaip. Tai kaip manot, kiek kainavo? 2 eurus? 1 eurą? 7 centų? Kem 5 centai? Eik, tu savo, bet jis tos skanus. Tie falafeliai skanus, aš niekai nepavau, kaip skaniai dar gali būti šalia jų kepinti baklažanai. Eik, tu savo, žiauriai skanu buvo. Jau maniau nustosiu filmuoti turgų, nes nu realiai nelabai ką yra parodyti, vien tik krepšiai visokiausi, tai šlepetės, rūbai ir kitos nesąmonės. O maisto irgi jau nelabai telpa, bet radau ledainę liktais, nežinau, kažką tai pardavinėja, piragus visokius. Va. Ups. Galvoju gal pasimti kažką, atsigaivinti kokiu va, ir ledų yra. Čia matau žmonės tiesiog ateina ir pasiema, nu tai ir mes pasimkim. How much? 1,500. Ok. Kaip greit atsakė. Čia, atsisėskim. Ką čia turim tokį? Tos pistacijų ledai kažkokie tai, ne? Nu va, prigrėbiau aš to ledo. Ragaujam. Neblogi. Tik tais toks, nežinau, sintetinių pistacijų skonis matos. Ir viduje yra įdėta kažkokių riešutų. Normaliai. Tie žmonių gali pasigirti, kad Irake ledus valgo, ką? Aš galiu. Nu tai ką, sugrįžom vėl į tą centrą, nes realiai, nu viskas. Privalgiau, prigėriau, nieko nebenoriu, o pirti irgi nieko nežinau, ko man nereikia. Tai manau, čia mes video ir užbaigsime. Tai ką darom? Prisimės, ką reikia daryti, ne? Reikia palaikinti, pakomentuoti kokią nors nesąmonę. Ir jeigu dar nesubscribinot, tai subscribinkit dabar. Nu, o aš einu namo, turiu paeiti keletą kilometrų ir eisiu miegoti, nes nu visiškai nusikaliau. Karščius veikia kaip reikia. Gerai, viskas. Užreik šnekėti, jau beveik minutę šneku. Gerai, viskas. Ate, čiau. Bye bye. Bye bye, bye bye. Bum. Sveikinuosi iš kitos dienos su jumis dabar. Visiškai taip netikėtai pagalvojau, reikia man vis tiek dabaigti istoriją su to visų podcastu. Tai šiandieną buvau tam podcast'e. Eitų smagiai pasibuvom. Pasišnekėjom apie Kurdistaną, apie mano keliavimus šitam regione, apie Erbilio miestą, apie Lietuvą pašnekėjau, apie maistą, kurį, žodžiu, 1,5 valandos kažkur truko.
Bum, valgau kebabus. Tai jo, tai nelabai galėjau filmuoti ten, kai viskas vyksta, nes tiesiog nebuvo galimybės, tai galvau šiandien tiesiog pasiimsiu tokią policinę dieną, kai nelabai ką filmuosiu. Tai jo, tai dėl to podcast'o jisai atsidurs apytiksliai mėnesis nuo tada, kai įkelsiu šitą video. Nes matot, jie ten yra labai daug jau prisidarę tų video į priekį, ten jie kas savaitę įdeda į YouTube'ą. Tai nežinau, kaip man negi reikės jums, jeigu jums domins, aišku, tą podcast'ą pamatyti. Manau, tiesiog sekit mane Instagram'e ir kai tasai video atsidurs, aš pašėrinsiu per Instagramą tą video, galėsite visi nueiti pasižiūrėti. Čia manau, kad bus geras biškį, nesąmonį prišnekėjau, ten, su eis. Tai gerai, viso gero, dabar jau video tikrai baigės.